Savo darbą pradėjo naujoji Šiaulių universiteto taryba. Vienam iš tarybos narių, mokslininkui Jauniui Urbonavičiui, į tarybos posėdžius teks skraidyti iš Briuselio. Pasiūlymą dirbti universiteto taryboje jis priėmė ilgai nesvarstęs. Mane pasiūlė asociacija Futura Scientia, kuri yra visuomeninė organizacija, kuri vienyje mokslininkus įgijusius daktaro laipsnį užsienyje. Tai šiuo metu šitoje organizacijoje yra žmonės tiek gyvenantis Lietuvoje, grįžę po įvairių studijų, darbų užsienyje. Mokslininkas įsitikinęs, kad Šiaulių universiteto reikšmė labai didelė. Aišku, kad Šiaulių universitetas vaidina kultūrinę, socialinę reikšmę, nes manau, kad visam regionui, Šiaulių regionui, Šiaurės Lietuvos regionui, tai yra svarbi įstaiga, be kurios Šiauliai būtų, tiesiog eilinis gal miestas. Galbūt universitetas turėtų būti aktyvesnis ir gal šiek tiek daugiau save reklamuoti, bet aišku, šito negali būti be kažkokių pagrindų, sakykime, ir pagrindus tuos reiktų sukurti ar patobulinti. Jaunius Urbonavičius tikras šiaulietis ir dabar kasmet bent keletą kartų lankosi gimtajame mieste. Susitarėm susitikti prie kadaise buvusios populiariausios šiauliečių pasimatymų vietos legendinio Gaidžio. Dabar perskaičiau, kad jisai kurtas 1975 metais, bent pastatytas tikriausiai. Aš atsimenu, kai ta gatvė dar važinėjo autobusai. Ir kai vyko Vilniaus gatvės rekonstrukcija, jinai tapo Pėsčiųjų bulvaru. Gimtasis miestas pasikeitęs atrodo, ar keičiasi, ar į gerą pusę, ar į blogą? Gimtasis miestas keičiasi kartais į gerą, kartais į blogą pusę. Mes su draugais diskutavom, kad pristatyta tiek Akropolių ir panašių centrų, kad Pėsčiųjų bulvare užsidarinėja parduotuvės. Nežinau, kaip iš tikrųjų yra, bet greičiausiai šitas padėjo, kad pats centras būtų šiek tiek tuštesnis. Nuo 18 metų Jaunius Urbonavičius Šiauliuose lankosi tik kaip svečias. Vilniaus universitete baigė biochemiją, o atsivėrus sienoms išvažiavo į doktorantūros studijas Švedijoje. Dirbo Paryžiuje, vėliau apsistojo Briuselyje. Šiuo metu mokslininkas dirba Biologijos ir molekulinės medicinos institute Belgijoje. Tai yra institucija, kuri buvo įkurta gal prieš 12 metų, kai vienas iš Briuselio Laisvo universiteto institutų išsikraustė į Valoniją, kuri yra vienas iš Belgijos regionų. Ten vyriausybė kūrė oro uostą ir industrinį parką, sakykime. Tai buvo politinis sprendimas vystyti tam tikrą regioną ir įkuriant mokslinius institutus, įmonės, kad žmonės vietiniai turėtų darbą. O centras, kuriame aš dirbu, yra mikroskopijos centras, tai tiesiog struktūra, kuri jungia du universitetus, Briuselio Laisvą universitetą ir Monso universitetą, kuris yra netoliese, bet pats institutas yra Charleroi. Ką tyrinėjate dabar? Dabar tyrinėju, sakykime, tai vadinasi genetika, gal genomika. Šiuo metu tyrinėju įtaką įvairių genų mutacijų, įtaką susidarimai virusų, mielių virusų, ląstelių susidarimai, sakykime, taip. Mažas pasaulis visiškai. Mažas pasaulis, bet yra kažkiek keli tūkstančiai genų ir šiais laikais kuriamas bibliotekos, kuriuose nėra tų genų po vieną ir stengiamasi, sakyti, šitų genų įtaką virusų vystymosi tyrinėti. Bet šiais laikais viskas dabar keliasi turbūt ir į aukštesniuosius mikroorganizmus, sakykime, tos pačios studijos įmanomas tapo žmoguje. Tai manau, kad viskas vykstasi su ta kryptimi. Buvęs šiaulietis kalba bent 5 užsienio kalbomis. Nes kiekvienoje šalyje vis tiek yra
nežinau ar būtina, bet jautiesi visai kitaip, kai moki to šalies kalbą. Švedijai gal tai nėra taip labai svarbu, bet Prancūzijai ir Belgijai tai yra labai svarbu mokėti kalbą, nes vietiniai vis tiek bendrauja. Vietinė kalba, mano atveju Belgijai tai yra prancūzų kalba, nors Belgija oficialiai yra trikalbė šalis, kurioje dominuoja turbūt olandakalbiai, bet prancūzakalbiai nenori prarasti savo įtakos. Ir dėl to prancūziškai kalbančiuose regionuose kalba tik prancūziškai ir Briuselis iš principo yra prancūzakalbis miestas. Su vietiniais gyventojais suartina ir bendri pomėgiai, pavyzdžiui, krepšinis. Mano bendradarbiai, jie yra krepšinio mėgėjai, nes Charleroi turi labai gerą krepšinio komandą, Spirou, kuri paskutiniais metais dalyvavo Eurolygoje. Ir aš manau, kad reikia tiesiog rasti bendrų taškų bendraujant su vietiniais žmonėms ir viskas bus gerai. Paskutinį kartą Šiauliuose mokslininkas lankėsi Lietuvoje prasidėjus Europos krepšinio čempionatui. Pasmalsavom, ką jis prognozuoja Lietuvos vyrų rinktiniai. Aš žinau, ketvirtfinalį prognozuoju, toliau kaip Dievas duos. O prasidėjus naujiems mokslo metams, linkėjimai studentams. Svarbiausia, įdomių studijų, tai manau, kad studentam tai labai svarbu, kad mokytis būtų įdomu ir aišku, kad po įdomumo ateitų rezultatai.